Klausyk, man atrodo, kad meditacija tai yra visiškų tinginių užsiėmimas. Tu tiesiog sėdi užsimerkęs ir nieko neveiki. Tai kokia čia gali būti nauda? Žinai, Zigmai, iš pirmo žvilgsnio gali taip atrodyti, bet tu paimk bent 10 minučių ir pabandyk pabūti vienas visiškoje tyloje su savo mintimis. Ir tu pamatysi, kad tai gerokai sunkiau negu bet koks kitas darbas. Tai ką, čia tipo kaip sportas, tik su galva, a ne? Galima pasakyti ir taip. Matai, sportas lavina tavo kūną, o meditacija lavina kaip nuraminti tavo protą arba kaip ištreniruoti tavo pojūčius. Užsimerkti gali kiekvienas. Tačiau nuraminti savo minčių chaosą pavyksta ne kiekvienam. Tam reikia gerai pasipraktikuoti. Bet nauda tavo gyvenime būna tiesiog neįkainojama. Tai čia tipo, man dabar bandai pasakyti, kad čia ne tinginių reikalas, o rimtas darbas su savo galva. Teisingai? Na, Zigmai, tai ne visai yra darbas su pačia galva, bet taip, tai yra rimtas darbas su savimi. Ir matai, kuo daugiau tu to praktikuoji, tuo daugiau šviežios energijos, aiškumo, ramybės atsiranda tavo kasdienybėje. Žiūrėk, davai mažiau kalbų, daugiau darbų. Duok tą meditaciją pabandom, noriu įsitikinti pats. Jeigu ir tu nori įsitikinti, kad meditacija ne tinginių, o rimtų žmonių užsiėmimas, kviečiu komentuoti po šio video noriu ir aš tau atsiųsiu meditaciją dovanų.